Sveiki, šiandien parodysiu, kaip užblokuoti tamo.lt ir kitus puslapius. Gerai, einame į mano kompiuterį. Čia biški toks kompas. Į C diską einam. Windows. Ir surandame System32. Gerai, tada susirandame drivers. Einame į etc host. Aš jau esu pakeitęs, atidarykite per Notepad. Aš jau esu užblokavęs puslapį, kad nepatikrintų pažymių. Štai va, galite ir kitus puslapius užblokuoti. Aš jau esu užblokavęs tamo.lt, matot. Ir dar žiūrėkit, matot, užblokuota. Išsaugom. Einam į internetą. Patikrinsim, ar tikrai užblokuota mūsų svetainė tamo.lt. Štai įeiname. Ir nekrauna. Matot? Tai va, dar paaiškinsiu, kaip ką daryti. Atidarom per Notepad, kaip jau sakiau. Gerai, va. Dar bus jums tik vienas toks paliktas, tai jį nukopijuokit ir padarykit dar 2 kopijas. Pakeiskit į tamo.lt be W3, o čia jau su 3 W, www.tamo.lt. Galima ir kitas svetainės, kokias norit, galite YouTube, ONE ir visas kitas pasaulio svetainės. Tada išsaugome, einame vėl patikrinti. Ir dabar vėl nebus. Matot, žiūrėkit. O jeigu nebus čia, ištrinam, išjungiam, išsaugom ir vėl svetainę matysit. Štai, vėl matom svetainę. Taip, kad labai lengva apgauti tėvus, jeigu norit, kad nesužinotų pažymių. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Komentuokit, rašykit, kiek galite. Viso gero.